iš internetinės parduotuvės Rožių rojus ir šiandien aš jūsų pageidavimu norėčiau jums papasakoti, kaip pasirinkti rožes, kokias rožes pasirinkti ir aišku, kaip jas pasodinti. Kaip matome, pavasaris nors ir buvo iš pradžių šaltas, bet šiandien iš tikrųjų labai gražu ir kiekvienam norisi pasigražinti savo namus, pasigražinti savo darželį, kažko pasodinti naujo. Ir aš jums šiandien norėčiau pasiūlyti ypatingai gražias gėles su savo žiedais, tiek su savo spalvų gama žiedų. Be to, jos labai puikiai kvepia ir ypač tai jaučiama vasaros ramiais gražiais vakarais. Kokias pasirinkti rožių sodinukus reikia planuoti jau iš anksto. Nes rožių yra begalė daug įvairių grupių, pradedant nuo vijoklinių arba kitaip vadinamų laipiojančių. Šioms rožėms ypatingai reikia daug vietos, nes jos išauga iki 3 metrų, gal ir daugiau. Kitos tokios rožės kaip krūminės, jos yra žmogaus ūgio ir tokioms rožėms iš tikrųjų reikia gana nemažai vietos. Jei mes jau rengiame kažkur rožyną arba norime patalpinti rožės tarp kitų gėlių, patarčiau sodinti mažesnės, tokias kaip arbatinės, arba sodinti tokius sodinukus kaip floribundinius, nes jie yra tikrai žymiai mažesni ir mums tikrai tiks mūsų rožynė arba mūsų darželė prie kitų gėlių. Ypatingai šiuo metu, šiuo laiku labai populiarios yra besidriekiančios rožės, kurios labai tinka mūsų alpinariumuose, nes jos uždengia kažkokį plotą žemės, kurios mes nenorime matyti ir aišku prideriname prie savo alpinariumo ir taip nuostabiai mes sukūrime vaizdą savo puoselėtame alpinariume. Taigi, kokias rožės mes turime, tai yra kokiais sodinukais mes prekiaujame. Mes prekiaujame sodinukais pirmamečiais ir antramečiais. Čia aš laikau antrametį sodinuką, kuris atrodo labai puikiai, yra puikiai įsišakojęs, matome jau 3 atžalos ir šitokią rožę pasodinus jau mes galėsime džiaugtis rožės žiedais, matyti kaip jie gražiai žydi ir manau jau šiemet jūs nustebins ir džiugins širdį savo žiedais ir ne tik tai savo žiedais, bet kaip ir minėjau, savo kvapu. Taip pat, jei jūs dar nenorite, kad šiemet žydėtų rožės ir galite truputį palaukti, siūlau jums pirmamečius sodinukus, jie aišku yra žymiai pigesni, bet juos pasodinus, bet jau matome, kad čia turi jau pumpurus, juos negalima tikrai leisti žydėti, nes atima daug energijos iš šaknų ir jisai šiais metais turėtų stipriai šaknydintis ir stipriai plėstis, atžalos stipriai plėstis, kad kitais metais mes galėtumėme puikiai gėrėtis šią rožę. Todėl šių sodinukų viršūnės yra nukerpamos ir neleidžiama jiems šiais metais žydėti. Taigi, kaip sodinti rožės? Rožės iš tikrųjų nėra labai lepios gėlės, lepus augalas. Aišku, rožės mėgsta truputį molingą, sumaišytą su smėliu ir aišku, be abejo, reikia padaryti tokią kompostinę žemę su perbuvusiu mėšlu ir iškasam priklausomai nuo mūsų sodinamos rožės rūšies, sakysime, 50, gal 30 kg, jei mažesnė, tai rožė, tai
mažesnę duobę ir aišku, mes paruošime tokį dirvožemį ir žinoma pasodinome mūsų pasirinktą sodinuką į šią duobę, užpilame su šiomis geromis žemėmis ir taip jis galės augti toliau ir mums nebekils jokių rūpesčių, nes pirmais metais, kada mes žemę gana paruošėme derlingą, jo tręšti nereikėtų per daug, galime mes patręšti, sakysime, vasaros pabaigoje, bet pačioj pabaigoje jau rudenį nereikėtų tręšti, nes jisai sodinukas turi ruoštis žiemai ir aišku, nei genėti, dar tokių sodinukų tikrai nereikės. Žiemą, aišku, jį, kaip ir kiekvienas rožes, reikės pridengti. Tai tik tiek apie rožes šį kartą, todėl užeikite į mūsų internetinį parduotuvę rožių rojus, ten galėsite įsirinkti įvairių sodinukų, tiek pirmamečių, tiek antramečių sodinukų, aišku, pasirinkti įvairių veislių, rūšių. Manau, kad mes, kada įsirinksite ir užsakysite, tinkamai jas supakuosime ir išsiųsime jums į norimą vietą. Taigi šiandien tiek, iki greito pasimatymo. Dar primenu, užeikite į mūsų internetinį parduotuvę, tai www.rožiurojus.lt ir ten rinkitės jums norimas rožes. Taigi iki greito pasimatymo.